Sveiki, malonu, kad užsukot į mano kanalą. Tai mano pirmas video. Visada svajojau dalintis tuo, ką pats išgyvenu, ne tik asmeniam gyvenime, bet ir natūraliai tai pereina į verslą. Todėl nusprendžiau kurti šios video. Šiandien turėjau pokalbį su Audrium Savicku. Tai žmogus, kurį pažįstu jau daug metų. Jisai sudalyvavo įvairiuose etapuose mano versle ir visada dėka jo kažkas būdavo kitaip. Ir turbūt tik šio pokalbio metu man tai dar aiškiau pasimatė, kad tai yra apie jausmą, kad tai yra apie suminkštėjimą, kad tai yra apie nulipimą nuo bėgių, nuo to kietumo, nuo tokio griežtumo, planavimo. Ir Audrius tikrai turi be galo daug patirties, kaip ir pasidalins šio video metu, bet daug metų yra verslo konsultavime, reklamos agentūroje, kuriai vadovavo ir tikrai geba rasti įvairius sprendimus. Šio pokalbio metu gimė toks įvardinimas man asmeniškai kaip verslo psichologas. Man atrodo, tai tinka. Tai kviečiu pažiūrėti, jeigu patinka, rezonuoja, prenumeruokit. Taip pat galit pakviesti save į pokalbį su manimi, man tai tikrai būtų malonu ir įdomu. Ir galit rekomenduoti kažką. Tai ačiū ir kviečiu pažiūrėti. Sveiki, Sandra. Labas. Žiulijanai. Kad atėjai. Kavos. Ačiū, kad pakvietei. Pasirašai eksperimentui. Šitam. Su tavim visi įsiveliam, ką nors netikėtų. Tik nėra ką veikti. Ai, va, kur sakiau, kur toj vakarinė buvau, reiškiasi, dalinausi kokiom, veiklom užsiėmiau. Tai sako, tu turbūt niekur nespėjai. Kaip tu surandi laiko, va čia, štai vakarienė ir švis, tai turbūt niekam. Ja. Šiauriai daug laiko turiu ir kuo toliau, tuo daugiau. Matyt, sugebu kuo toliau, tuo labiau rinktis, kur tą energiją, ką aš noriu daryti. Ir va, atsisėsti ir skirti 2-3 valandas tam kažkaip atsipalaidavus, turbūt didžiausia vertybė. Nes ten buvo klausimas, kaip rytas jūsų atrodo. Ir daugelis skuba, ir visų žiūrėjo darbas. Man reikia darbą, žinai. Man reikia pasiruošti ir tada negaliu ten pamedituoti, negaliu pasimankštinti, nes, tai tada dar valandą reikės anksčiau keltis ir taip toliau. Galiu. Galiu ir nelaiko klausimas ir nežinau. Tai ir šiandien tada tema, žinai, kaip tu minėjai apie tą verslą, reiškiasi, kiek tas turiu, reikia ir kiek noriu, gaunasi, yra, netrūksta, nereikia, o yra, negaliu, ateina, išreikšti reikia, perduoti, atiduoti, su kažkuo bendradarbiauti, dalintis ir taip toliau, sakė apie kūrybą. Kokia tavo dabar? Šiek tiek nunešė dar, kai sakai, pašnekėsi su draugais, mes irgi turėjom pašnekėsi su draugais ir dalinomės irgi apie veiklas ir apie laiko turėjimą. Ir vis tiek tas formatas ir tas gyvenimo būdas, žinai, kurį gyvenu, jis toks labiau freelancerio yra, kaip ten bebūtų. Ir dalinamės, kokie ten pliusai, minusai, ir ten kaip trūkumas, žinai, apibrėžtumo mažai, nežinai, kiek kur dirbsi šitą ar kitą mėnesį, turi gyventi tokiam, reiškia, tas turi savo kainą, žinai, tas valgo šiek tiek resursą,
Ir tada draugė viena sako, tai nekyla idėjų susirast normalų darbą. Labai toks sąžiningas klausimas, bet Geras žodis, normalu. normalų darbą, jo, normaliai, kaip visi žmonės, žinai, iš ryto, bėgi, skubi, žinai, nespėjai čia, nusiskusti, žinai. Bet pagalvojau, kad nenorėčiau normalos darbo, nes čia yra gyvenimo būdo turbūt dalykai. Čia ne tik tai, žinai, darbas yra dalis, bet šiaip tai, aš pasirenku, kaip noriu būti šitam pasauliui. Tokia nedidelė kelionė, žinai, turim tokią dovaną, čia pabūti truputį, žinai, šiek tiek, čia pasimakaluoti, žinai, Vonegutas sako, pabimbinėti truputėlį, pabimbinėsim. Ir pasirenki, kaip tu nori tą daryti. Ir jo, aš esu pasirinkęs ir man patinka turėti laiką. Ir dabar įdomu, kad yra sąmoningumo apie tai. Aš pastebiu dalykus, žinai, pastebiu, kad turiu laiko ir tai yra prabanga. Tai grįžtant prie to, ką čia dabar darom, tai man patinka turėti laiko, man patinka neskubėti. Man patinka, kai su pašnekovu ar pietaujam, ar pusryčiaujam, kai, pavyzdžiui, nesuskamba telefonas, nei pas vieną. Atkreipiu dėmesį. Man tas yra vertybė. Tai reiškia, arba jau žmogus susitvarkęs taip, kad jau procesai jau sutvarkyti, arba jis yra, nežinau, freelanceris, arba, nežinau, gali išjungti telefoną ir išjungti, ar kažkaip, kaip tas padaroma, matyti kiekvienas skirtingai. Bet man tai yra vertybė didelė. Tai jeigu vakare sėdėtume, sakyčiau, žinai, už gyvenimo būdą. Bet dabar kavą geriant. Jo, didelė vertė kontroliuoti savo laiką, tuo pačiu už jį būti atsakingu, nėra ką tada kaltinti. Jeigu vakare, nežinau, prieš miegą peržiūri tą dieną ir nėra ką kaltinti, jeigu aš pats reguliuoju savo kalendorių, aš pats dėlioju savo dieną. Nieks tavęs nenustūmė, nieks tavęs neįpareigojo, niekas kažko, tai visur yra, mano, ir tai yra turbūt, ne kiekvienam, tai nėra lengva, nes negali pasakyti, man liepė tokios taisyklės, man viršininkas liepė tokia mano sutartis, kad aš ten turiu būti. Tas turbūt iš vis laiko pardavimo konceptas, jisai vyroja visoje ekonomikoje, ne? Iš to susiformuoja kažkokios tai pasiekmės, tas toks požiūris, tai aš buvau darbe. Pasiekė kažkokį rezultatą, nebūtinai, bet aš buvau nuo 9 ten iki 5, aš atsidėjau, aš tą, žinai, kad būna tas į kelionę bet turbūt, nežinau, per daug metų niekas tarsi nerado geresnio būdo, kaip tos žmonės, kurie galbūt nepasiruošę dar prisimti atsakomybės pilnai, už rezultatą, kaip juos pamatuot, kaip juos, nežinau, įdėti kažkokį aiškumą, nes vertinimas per valandas, jis turbūt duoda labai daug ir neigiamo dalyko, nėra rezultatų. Kas įsitikinę, bet aš dirbau 2 savaitės, arba aš mėnesį dirbau šitą projektą, bet jeigu jo nėra, jis vis tiek gauna atlyginimą, kas blogiausia gali atsitikti, atleis, ar ten nepaaukštins, ar dar kažkas, ne? Tai tas toks skaičiavimo būdas
valandomis darbo. Ne? Ir keistas man visada buvo keistas ir nepriimtinas, nes man nerūpi. Ir turbūt ta pandemija, tas hybridinis darbas iš namų, padeda tam evoliucionuoti, prisimti daugiau atsakomybės. Ir įmonėm reikia tada tos drąsos, kad tą pasitikėjimą turėtų, ne? Kad tavo darbuotojai, reiškiasi, bus orientuoti daugiau ne į valandas, o į rezultatą, ne? Kad būtų pasiektas. Kaip jis tai pasieks, ar per 4, ar per 2, ar virdamas košę ir ten telefoną kalbėdamas, žinai. Kaip? Ne, kiekvienas žmogus man gali atrast būdą, ne? Tai kas pas tave tavo gyvo? Kaip tavo? Žinai, daug temų kyla čia besėdint ir beklausant, kaip dažnai mums atsitinka pašnekesiuose, nuneša kažkur. Žinai, vat, apie valandas ir darbo mokėjimą, ten mainus kažkokius, man atrodo, aš stebiu tuos atsirandančius naujus vadybos modelius, ne, kažkaip kitaip, kažkaip tai save reguliuojančios organizacijos yra tokia idėja, kad galėtų būti. Aš pasižiūriu 19 amžiuje banginių medžiotojų laivai, ne? Komanda, reiškia, rinkdavo komandą iš pašalių, iš ten visokių smuklių. Ne, jie plaukdavo medžioti banginių ir susitarimas, rezultatas aiškus, reikia parsivežti banginių. Mėsa, taukai, ten dar, reiškia, ten tie banginio ūsai labai būdavo reikalingi, ten pramoniai, ten dar parsivežti resursų, ne? Rezultatas aiškus, kaip seksis, niekas nežino. Ir kiek jie ten sezonų, net kelis metus ten trukdavo, kurios tos, reiškia. Tai iš vienos pusės siekiamas rezultatas aiškus, kitos pusės yra daug nežinomybės. Visa komanda išplaukia ir nežino, kada grįž, kaip seksis. Ir pakeliui jie žinodavo, kad jie turės sunkių sprendimų. Ar užbaigti, nes baigėsi ten, nežinau, laikas, ten metai, 2 metai, bet neprisimedžiota dar pakankam. Bet baigiam, tiek rezultato parsivežė. Ar dar 3 metus pasilikt ir tada jau nusimedžiot pilnai, žinai, visą resursą parsivežti. Tai tas komandas rinkdavo ir sutartis buvo sudaromos pelno daliai. Jis nežinodavo pinigais, kiek yra jo kontraktai, jis žinodavo dalimi. Reiškia, visi dalininkai, visi savininkai projektų, visi eina, reiškia, užkurti vertę, gauti pelną ir pasidalinti. Iki pačių žemiausių, reiškia, ten pozicijų, ten Junga ar ten kas ten Denių šveitėjas. Lygiai taip pat. Tik jo dalis maža. Ir su tokiu kontraktu yra kitaip, yra kita dinamika. Žinai, tuose klausimuose, kai, žinai, rizikuojam daugiau, bet ten liktai gali būti tų banginių. Ar mažiau rizikuojam, daugiau laiko praleidžia. Ir ten, žinai. Ir man įdomu, kad yra buvę tie verslo modeliai. Jie kažkada veikė kažkur. Bet ilgainiui kažkaip susiformavo kitas tas verslo modelis, kad yra darbdavys, jis kažką duoda. Darbdavys, net žodyną, žinai. Tai o tas komandos narys, tai jisai tapo darbgaviu, o ne, jeigu vienas duoda, kitas gauna. Darbgavys. Duodantis ir gauna. Jau čia yra problema. Žinai, nes aš suvokiu, kad
dabartiniam moderniam pasaulyje, nu, gal apie kažkokias ten, nežinau, audimo staklės dar turbūt egzistuoja, ten gal tie dar senieji modeliai veikia, bet naujos įmonės, tai jų resursas yra žmonių talentai. Niekas ten nieko neduoda, tu pakvieti talentingus žmonės jungtis ir sukurti kažką bendro, tai man vadinti darbdaviu tą, kurį, nu, neduom, mes kuriam kartu, žinai, ir kai kuriam kartu, draugė kuriam draugė, ir tada klausimas modelių, žinai, atsiskaitimo, tada klausimas valandų, tada klausimas, žinai, ar čia visi būtinai turime ateiti į biurą, žinai, ir būti, ar neturim ateiti į biurą. Bet turbūt reikia atsirinkti, nu, ne visiems tinka toks, netgi tie mane jūreiviam, kurie plaukia, nes jeigu kažkas turi kažkokio tai baimės nerimo, nu, kuris išsireikš per kažkokį spaudimą arba tiesiog gali susifrizinti, ne, dėl to, kad, nu, nepasieksim to rezultato. Mano ten, jeigu nepasieksim tiek ir tiek, mano šeima neturės ką valgyti, ne, ir jisai tiesiog bus trukdys tam visam, ne, reikia turėti kažkokio tai, nu, erdvės, laisvumo, pasitikėjimo ir taip toliau, tam tikras žmogus. Nes. Ir panešti šiek tiek riziką. Nu, tai va, rizika sunku, nepatogu. Tai va, nuo ko mes pradėjom tas, žinai, freelancerių ar kaip čia vadinti lietuviškiau, nerandu. Rizika, neapibrėžtumas. Rizika kažkoks kitą prieskonį turi, tarsi negatyvų, bet, nu, va, neapibrėžtumas, kiek aš jo galiu palaikyti. Nes iš kitos pusės man pavyzdys yra tos Squid Games, visai matęs, ne? Dabar antras sezoną, ne? Kur va tas momentas antram sezone tik tai buvo ta galimybė, reiškia, galim po kiekvieno sužaisto etapo užbaigti, išsidalinti ir visi išeiti. Ir, nu, niekaip, ar aš tikiu, kad realybėje, jeigu susirenka tokie žmonės, kurie, nu, jau ten skolingi, jau iš kažkokio trūkumo, ne, reiškia, prisiskolino, pražaidė, pralošė, ne, ir taip toliau, jie vedami to, nu, kitos energijos, ne, reiškia, ir va, niekaip, geriau dar vienas negyvas, reiškia, dar bus, ne, nors kad aš sekantis galiu tiki, kad tai ne aš. Ne aš, ne, reiškia, tai ja, ne visiems tai tinka. Dabar sunku, ne visiems tinka. Nes tas pasikeitimas, ta pandemija, jisai tiesiog privertė. Niekas neatsirinko tų žmonių tokių, ne, kad tu dirbi iš namų ir taip toliau. Ant esamos struktūros visą tai, nu, nukrito, ne, ir įsivaizduoju, manim nesunku, tai yra nelengva, su laiku turės arba kažkaip pasikeisti tą visą publiką ir susidėlioti, kam tai tinka ir įmonė turės padaryti kažkokį sprendimą, ne, kaip aš toliau operuoju. Tai, jo, nu, įdomiai keičiasi ir keisis tie vertės kūrimo būdai. Rodo. Ir kuo toliau, aš manau, kad tuo daugiau vertės sukurs talentingi žmonės vienokie, tokie, kurie sėdi kavinėse ar savo namuose, dar kažkur. Netgi, žiūrėk, dabar šnekam, vyksta įrašas, ne, šviesos, garsas, vaizdas. Tai netaip seniai, prieš 14 metų, čia būtų 2 autobusai atvažiavę. KTS vadinasi, žinai, kilnojamos televizijos stotis, ne. Ten sėdėtų, žinai, garso inžinieriai, režisierius. Nu gerai, turėtume čia 2-3 kameras, ne, bet per balkoną kabelį, žinai, būtų, nu tai daug būtų įdarbinta geležų, jo, bet dabar viso to nereikia, žinai, dabar visas tas, žinai, tiek supaprastėjo, kad kišeniai turi daug įrankių,
žinai, kompiuteryje visa ta gamyba, žinai, gali vykti. Tai Kaip tas neapibrieštumas ir gebėjimas būti neapibrieštume ryšiuosi su kūryba, nes man atrodo, tarp jų yra tiesioginis, nes kūryba randasi, man atrodo, tu kažkada esi taip pasakęs, man yra užstrigę, kad kūryba ir baimė, nerimas, jie tiesiog vienas su kitu negali būti tam pačiam kambarį, nesigauna. Aiškiai, tai kūryba, aiškiai, yra kažkokia pasiekmė, kai tu esi, atsipalaidavęs, kai tu nesi spaudime, kai tu nesi trūkume ir tai tokia, ir tu esi toje erdvėje ir darai tai, kas tau patinka, tai toks kaip šalutinis efektas, jisai randas. Čia taiklus tavo klausimas, nes kūryba, įskaitant kūrybą versle ir apskritai gebėjimas kažkokiais kitais kampais matyti situaciją, tam reikalinga tam tikra erdvė, tam tikros sąlygos. Ir neapibrieštumas yra viena iš tų sąlygų. Kūryba randasi nežinojimo erdvė. Nes jeigu tu žinai, nes apibrieštumas yra kas? Tu susikali kuoliukus, žinojim, atramos taškus, ne? Ir versle, kaip veikia dabar, žiūrėk, kur man įdomu iš tikrųjų, kad pagal nutylėjimą yra blogai nežinoti. Jeigu tu nežinai, yra kažkoks, žinai, yra blogai, tavęs, žinai, nebus tada čia prie to stalo, darysim be tavęs sprendimus, nes nežinot yra blogai versle. Ir čia, man atrodo, yra tokia, sisteminė klaida. Nes tai uždaro duris kūrybai ir atsiras kažkam naujo. Nėra. Tai kaip tas veikia. Versle mes išmokstam žinot. Visada žinau. Biudžetuoju metus. Biudžetavimas, žinai, pavyzdys. Biudžetuoju ir žinau, kaip bus mano metai. Aš susirašiau, pasitvirtinom su skyriais, susibiudžetavom, žinom, ne va tai. Iš tikrųjų nieko nežinom, kokie tie metai bus. Bus covidas, bus karas, bus dar kažkas, bus krizė, bus, žinai, Rusija, bus Trumpas, bus dar, žinai, užbanguot. Tai ką iš tikrųjų susikuriam tokią žinojimo iliuziją, ne? Ir į tą atsiremiam, sakom, žinom, dabar gyvensim. Paskui skaičiai važiuoja, gyvena savo gyvenimą, tas biudžetas, bet tada įsijungia tokia paaiškinimu, kad kas atsitiko. Šito nežinojom, tai negalėjom biudžetuoti, čia, tada, žinai, peršrimtus biudžetus. Pavyzdys, kaip versle reikia žinoti. Ir daug metų aš buvau tas žinotojas, žinai, nes verslo konsultavime, žinai, ką aš daug dariau, tai būdavo ir iki šiol tebėra didelė dalis kontraktų yra tokie, nežinau, tai nusiperku išorinį žinojimą. Ateina žinotojas ir tada jisai žino, susako, parodo ten kažkokias skaidrės modelius, sudeda, sumodeliuoja, pasako, nusiperku žinojimą. Ir pakankamai didelis iššūkis yra. Ten nėra vietos. Man net jausmas toks, kaip tai, sakai, kad aš sudėjau, subiudžetavau čia, mėnesį čia tas atsakingas šitas ir tarsi aš taip vizualiai matau kažkoks tai driežas eins ir, ta prasme, jeigu tu nori prieiti ir jį kažkaip pajudinti, sakai, einam čia, biškai, einam ten, jis tiesiog turi savo kažkokią kryptį ir neišjudinti, nes tas kūrybiškumas jis toks neprognozuojamas, nes
jisai gimsta iš to, kad kažkas aplinkui galbūt keičiasi, ne? Kažkas tai atėjo, kažkas pastebėjo kažką ir sako, čia galėtų būti visai kitaip, bet kadangi toks traukinys važiuoja, tai reiškia, tu nenori, kad jisai kažkaip nušoktų nuo bėgių, nes tave irgi, kaip darbuotoja, ne, matuoja pagal tai, kaip tu tą traukinį ten vairuoja, ne, ir turbūt pasakyti, ne, yra daug saugiau tam kūrybiškumą, ne, nu, pasakai ne, nes mane matuos, aš davedžiu ir kaip tu sakai, aš turėsiu tų pasiteisinimų, žinai, tas įvyko, ten krizė įvyko, tas įvyko, karas įvyko, tiekimo grandinė iki šiol ten 5 metai stringa, ten negalėjau kažko gauti ir aš kaip ir ramus, mane neturėtų atleisti, ne? Nes aš dariau viską pagal tai. Tai jeigu tai neteina kažkur tai iš viršaus, iš vadovybės, jeigu to leidimo lankstumui, kūrybiškumui, reiškia, nėra numatyta, turbūt be galo sunku, bet neįmanoma. Net jeigu ateis žinotojas, nes reikia madingai jį čia pasikviesti, nes buvo net subiudžetuota, kad reikia, kad ateis žinotojas. Ateis čia kažkokia strategija, padarys, ne, ir taip toliau, bet turbūt tokia patirtis yra, ateina žinotojas, pasako turbūt dažnai visai. Pasako, bet paskui reikia kito žinotojo, nes šitas žinotojas blogai žinojo, tada reikia kito žinotojo. O įgyvendintojo nelabai atsiranda. Tai įgyvendintojo, ten jau visi, kaip ta struktūra sukonstruota, taip ir įgyvendina. Bet, kaip taikliai pajautė, ne, tai visa ta, konstrukcija tokia yra tvirtais tokiais žinojimo varžtais, suveržta. Ir nelanksti, nepaslanki, ir viskas važiuoja. Aš, pavyzdžiui, valdybos posėdžiuose aš nesu matęs situacijos, kurie mano galva būtų labai sveika. Kada nors padarysiu eksperimentą, bet be galo sunku, nes labai kitoks tada esi, tam susitikime, nes čia dar baimės, įsijungia, ką pagalvos, Bet valdybos posėdžiuose aš nesu matęs situacijos, kad kažkas pasakytų, aš nežinau. Visi žino, visi šneka viens per kitą, kiekvienas savais kampais, finansininkas savo kampu, ten gamybininkas savo, visi viską žino. Ir jeigu pavyktų išjungti žinojimą, tarkim, yra kažkokia tema ar iššūkis, rūpestis kažkoks, ir pasakytų, kas nors pakviestų, pabandykim nežinot, 10 minučių ir pabūt, tyliai pasėdėti. Ir pažiūrėti, ištuštinti tą erdvę, būtų žiauriai sunku. Ten būtų žiauriai sunku, bet ir šiaip, galim, jeigu čia kažkas klauso, tai galim pakviesti padaryti tokį eksperimentą. Būtų žiauriai sunku, 10 minučių žiauriai sunku, bet išbūt, iš jo, šneku net kūnas reaguoja, šiurpai, čia, reiškia, užčiuopiam kažkokią gyslą, Tai, bet esu tikras, tam išbuvime atsirastų ir atsiras tikrai, ten, kur darysim, tai atsiras tikrai unikalų sprendimą, kurie bus ne iš tos struktūros, kietai Nes ten nieko naujo. Ten nieko naujo negali atsirasti. Bet tie sprendimai atsiras kažkur jie per kitas dureles ateina, jie kitaip ateina, jie yra kitokie, jie kitaip susiję su kažkokiais dalykais, nežinau. Žinai, koks jausmas yra, kai tu sakai, ateis. Aš irgi, taip kažkaip vizualiai, nežinau, matau dažnai, kad tas, kuris ateis,
tas sprendimas, ne, jisai jau kažkur tai yra. Aš čia pats kalbu ir nežinau, bet ta prasme toks kaip, man kaip žmogeliukas per duris įeina ir sako, kvietėt, aš čia visada buvau, bet kadangi jūs sustojot, reiškia, apsidairėt, aš jaučiuosi pamatytas, tai aš čia yra būdas, galima tą visą departamentą uždaryti, nes klientai jau senai sako, kad reikia jiem šito, o jiem to nereikia, jiem reikia tiesioginio pristatymo ar santykio, tai aš visada tai, kaip sakyt, žinojo, reiškia, tiesiog reikia, nes dažnai tuo vat, žmogeliukų bus kažkas tai iš tiesioginių darbuotojų, kurie ten tiesiogiai dirbo, kurie bendrauja su klientu, kurie žino, bet jie jau senai pavargo, nes į tą traukinį jie negali įlipti, Lėksiu, neklausia, jisai važiuoja, jisai neaišku, kokiuose stotelėse stoja ir kada stoja, ir jisai dažnai numoja ir sako, aš visada žinoju, reiškia, kad yra toksai sprendimas ir kad ta vat kūryba, tas kažkoks sprendimas, jis neturi būti su pastanga, bet turbūt aš tai jaučiu ir tokia mano asmeninė patirtis, kad ten nereikia to tokio to žinojimo, sunkumų, to tokio, žinai, planavimo, to tokio, man nežinau, toks kieta labai viskas. Kieta. O čia toksai, va toks, tik čia yra lengva, bet jisai minkštas. Ir va tas minkštumas, tas va, neapibrieštumas, jisai, man tai tokia minkšta, reiškia, forma turi. Ir jis toks tada pavojingas, nes jis toks, va, jo negali taip lengvai įpakuoti, nes jis vis išslysta, toks, nežinau, šokis, toksai jausmė, ritmas kažkoks. Man dažnai asocijuojasi, vat kūryba, ta energija su tam tikru ritmu, ne, ir tas, įsivaizduok tą ritmą, tą nelanksto, ne, jisai yra, bet, jis nuobodus greitai pasidaro, ne. Bet vat, kai vyksta muzika, vyksta improvizacija, reiškia, dabar daug muzikantų, kurie gali groti su daug instrumentų, netgi vienu metu ir taip toliau, toks gaunasi toks lankstumas kūryba ir tai žmonės žavi, pritraukia ir taip toliau, nes tarsi dar vienas jausmas man iš aš čia būgnų žaidžiu, kažkiek tai, kad kažkada atėjo suvokimas, kad muzika jau yra manyje, ritmas yra, manyje ir tik tai tas suformuotas išorėje, kad turi būti pagal natas, turi būti tokie judesiai, reikia taip spausti ir taip toliau, ir tik tada gausis kažkas, jis tik tai uždaro tą baimę, tas suklysiu, aš nepataikysiu ant to, žinai, dažniau, ir aš todėl nepataikau. Aš irgi, žinai, ten groju to būna, jeigu tik einu į parodą, jau turbūt ne taip viskas ten subyra. Bet jeigu atsipalaiduoju, žiūrėk, gaunasi, aš pradedu klausyti savęs, tai reiškia, tai jau yra. Man nereikia nieko, tenai, ir dabar žinai, kad tai eina, ta energija. Tai tas kūrybiškumas, ne? Ja, ir ką paminėjai, žinai, tą baimę suklysti, yra vienas iš didelių blokų, žinai, ir manau, kad čia nuo mažų dienų, žinai, ir pradedant ten ir tėvais, ir švietimo sistema, žinai, kaip mes tos vaikus auklėjam, žinai, yra klaida, tai su raudonai ir tavo vertinimą mažina, žinai. Ir per tai, kas atsiranda, kiek kartų reikia tą pakartot, kad žinai, kad mažas žmogus, pradėtų nenorėti, bijoti daryti klaidas, žinai, ir tas kietumas, tas varžtų veržimas prasideda nuo mažų dienų.
Ir čia aš manau, kad laimi labiau čia ta amerikietiška kultūra labiau, nu jie daug mažiau bijo klaidų, žinai, ten 3 kartus bankrutavęs, tai ten yra labiau vertinama negu kad, žinai, čia mūsų va tam senosios Europos erdvėje, reiškia, tai toks loseris, didelės rizikos, ne, tau reikia nekredituoti tave. Tai va tas klaidų bijojimas, man atrodo, labai stipriai prisideda, žinai, prie tokio kieto nelankstumo, kur negali atsitikti tą, žinai, kaip apie muziką šnekėjai, nu man tai tėkmė, žinai, ta kūryba ir tėkmė, tas flow, toksai, žinai, tikėjimas. Ar jis gali būti kietas? Jis negali būti kietas, žinai, net jeigu į vamzdį kokį sukiši, vis tiek ten tėkmė yra tėkmė, ne? Tai va, tai kaip tą vat tėkmę išlaisvinti vat versluose ar organizacijose, vat čia man įdomu, vat su tuo bandau, žinai, eksperimentuoti ir bandau eksperimentuoti pirmiausia išjungdamas žinojimą, ne, tada bandau, Bet tave turi pasviest, kažkas turi kviest su ta intencija, nes kitaip tau ten nėra ką veikti, nes tu vėl bandysi ten kaip ir atsimuoti. Tai žinai, tai pradiniuose pašnekesiuose tą aš jau bandau ir žvelgti, ar reikia kieto žinojimo, kuris, nu, vat, yra skaidrėse, yra failuose, yra internete, yra ChatGPT, yra nuostabus, žinai, išknis visą esamą žinojimą. Žinojimas, kuris yra, žinai, ir yra tokių sutarčių, kontraktų, kur įmonės prašo atnešti tą žinojimą, nes patys, nu, nemoka, neturi laiko, tingi, vat, googlint, skaityti knygas, ten, žinai. Tai yra toksai būdas ir yra žmonių, kurie gali tą atnešti, jie išverčia į tokią pasakojamąją žmonių kalbą ir, nu, pasakoja, rodo skaidres. Tai čia vienas toks formatas, ne? Kitas formatas, kai pakvieti į nežinojimą ir į tokį tyrinėjimą, ne? Ir tada, nu, daug iššūkių, nes ką tada į sutartį rašyti, kas bus rezultatas? Ką mes ten, vat, nuveikti? Ar atsiras, vat, tos idėjos? Gal atsiras, gal ne? O gal ir ne, tai, žinai, garantijų ne. Tai vat, yra tokios sudėtingumo, nes visas susitarimas, sutartis, kontraktai, nu, vat, yra to kietojo pasaulio įrankiai, ne? Tai, bet atsiranda įmonių, kaip anksčiau sakydavo, kad labiausiai versle dirbo, bet dabar matau, kad atsiranda ir tokių ne verslo organizacijų, kurios taip drąsiau leidžiasi, kas man yra labai stebina, mane nesitikėjau, bet atsiranda, nes gal mažiau rizikos, gal mažiau įsitempę, žinai, bet atsiranda, žinau, arčiau meno ten organizacijos. Stasys muziejus ten, pavyzdžiui, ir kaip drąsiau leidžia savo elgtis. Aš dabar pamenu iš savo patirties, iš UNTO paskutinė, nežinau, mes turbūt 15 metų bendradarbiavome Remax ir visada buvo, nu, kitaip. Tu vis kažkaip tai padarydavai tą pauzę, ten, kur netgi, jeigu mes ten kažkur badydome, bet buvo įprasta, tu į tą traukinį ten susėst. Aš kažkaip pamenu tą tokią pauzę, tu taip kažkaip sustoji, pradedi klausyti ir aš į tave tada atkreipiu dėmesį. Lemai jau čia kažkas tai reikia stabtelt, reikia susitikrinti, ir tai tikrai yra nelengva. Ta paskutinė patirtis, kur su UNTO darėm,
labai keistai, turbūt kažkam atrodo, darėm konsteliaciją, ne, reiškia, kur vat, visa komanda, reiškia, buvo skirtingais personažais, ne, ir klientų, ir tokių klientų, ir partnerių, brokerių mūsų atveju, ne, ir aš, kur esu kaip vadovas, ne, ir viskas buvo iš jausmo, ne, ir aš galbūt asmeniškai turiu tos patirties, bet daugelis komandoje net nežinojo, kas ta konsteliacija, ne, ir patiem išgyvent tai, kad, žiūrėk, klientas įsigandęs bėgioja nuo vieno prie kito, ne, ir kas čia darosi, ir jisai pats net, tai gali išgyventi, ne, ten buvo, man atrodo, mūsų telemarketingo vadovė, ne, kuri kaip čia dabar mane nešioja, ne, ir čia tas klientas ir taip toliau, ir tu gali stebėti ir gali jausti, ne, kas vis, o tada kaip viskas gražiai susidėliojo į tą mūsų, perku, parduodu, ramu. Ne, va, tas žodis buvo, kuris visiems labai surezonavo. Reiškia, kad ta energija, kurios mes siekiam, kurio mes patys jaučiamės gerai ir ką mes norim, kaip sakyt, perduoti ir spinduliuoti savo klientams, savo būstų pirkėjams, pardavėjams, brokeriam, ramu. Ne, bet kad būtų ramu, reikia, kad būtų lankstu. Nes dėl to kietumo ramybės nėra. Ne, nes čia bus, kaip čia tas turi būti. Taip, mes įsikabinam su rankom ir mes praplauksim, mes praeisim, palaikysim tą vienas kitą, ne, ir aš čia kartu su jumis, ne, ir ten kietumas neveikia, ne, o kad kažkas yra aplinkui, netgi kažkas nesivažiuoja, kad galima kreiptis ar pakeisti ten partnerį ar pasikalbėti ir taip toliau. Tas tuo metu gimė ramu ir visiems buvo aišku. Ne, tai ką, bet tai buvo iš konsteliacijos, kuri psichologijoje dar tik tai randa savo kelius kažkur, ne, bet tai yra nerealus įrankis, kurį galima pritaikyti versle. Ačiū tau, tas iki šiol labai, gyva ir laikosi. Ačiū tau, nes ten iš tikrųjų labai įdomi patirtis, labai unikali. Bet žinai, viskas vis tiek prasideda nuo to, kad jūs leidžiatės į tą eksperimentą, ne į tą kelionę, nes tam reikėjo dedikuoti dieną, žinai, tam reikėjo erdvę, žinai, susikurti, susirinkti, komanda visa, kad būtų. Tai, žinai, tai kaštai dideli, žinai, visa diena, visos komandos ir eiti į tokią dieną su tokia, dienotvarkė, irgi kaip būna tas kieta minkšta, būna kieta dienotvarkės. Jeigu ta dienotvarkė būtų kieta ir judėtume pagal punktus, tas nebūtų atsitikę, nes ten kažkaip spontaniškai, taip sakau, dabar atėjo ketinimas. Ketinimas kažkoksai. Ir tai jisai buvo toks, kiek pamenu, jis buvo toks, laisvas, lankstus. Yra ketinimas, bet viduje yra erdvės, jeigu, taip nesigaus, tai tebūnie, reiškia, einam. Čia turbūt svarbus momentas yra, kaip ateiti į projektą, į dieną su intencija ir kažkokio įsivaizduoti tą siekiamą rezultatą, kokio tu nori, ne, bet palikti laisvumo, įrankių, dienotvarkės, ne, kaip mes tą darysim, ir pradėti keliauti tą kelionę ir paskui žiūrėti, kas atsitinka. Ir nepamesti tos intencijos, į ką mes judam, žinai, tos krypties. Tai čia, man turbūt toks, žinai, dėliojasi būdas, kaip tai reikėtų daryti ir, kur tas laisvumas, bet ir ta intencija ir tą subalansuoti. Tai aš suprantu tai, kad tu gali pasiūlyti įmonėm, tai yra
man atrodo labai panašu tai, ką žmogus savo kažkokiai asmeniai kelioniai, gauna, ne, bet psichologų pagalba, nežinau, kažkokių alternatyvių formų pagalba, paieška, kada jisai pamato, kad jau pats, negali, nesigauna, kažkas užsisuka, ne, kažkas kartojasi, kažkas byra, kažkas iš tos strategijos, kurią jis visada naudoja, kuri jam buvo įprasta, ne, reiškia, neveikia. Arba aplinkui vyksta daug daugiau pokyčių, to neapibrėžtumo ir jisai nežino, kaip galima elgtis, ne, kaip čia dabar man spręsti. Tai reiškia, kažkas turi atsitikti tokio, nežinau, sudėtingo, ne, ir turbūt versle tas pats, pokytis kažkoksai, ne, ir matosi, kad pradeda byrėti kažkokie procesai, ne, ir dabartinės jausmas, su AI ir šiaip visokiam naujojim, reiškia, kad tempas tik tai greitėja, ne, tai tam traukiniui jis turbūt vis tiek turi limituotą greitį, nes tie bėgiai pastatyti ten, žinai, ant 100 km per valandą ir 300 nepavarysi ten, reikia ir traukinio specialaus, ne, ir bėgių, ir sistemos ir taip toliau, kad tu galėtų važiuoti 300, ne, tai aš ne fizikas, bet suprantu, ten su greičiu ir lankstumo turi būti daugiau, ne, ta prasme kažkokio judėjimo, laisvumo, kad jisai galėtų, kažkokį posūkį išimti. Bet tai įmonėm žinot, kad yra galimybė ateiti ir suminkštėti, galima taip pasakyti, suminkštėti ir kažkaip suminkštėti, man taip žodis. Geras žodis. Žinai, jo, čia tokio reikės sąmoningumų, nes labai nedaug įmonių ir labai nedaug komandų. Aš žinai, kaip pasakyčiau, turbūt vadovas, kuris nes man tai buvo. Reiškia, aš asmeniškai jau patyriau, ką reiškia tam tikras minkštumas ir gebėjimas būti tam tikram neapibrėžtume. Tai kažkuriuo momentu irgi reikėjo perėti tą barjerą. Tai versle tas pats, juk aš ten esu. Ten mano verslas, tavo kūrinys, tai negali būti kažkaip kitaip, ne? Tai, bet aš įsivaizduoju, kad kažkam gali būti, nesuvokta, neįprasta, kad, visą tai, ką aš darau asmeniškai, kad, kaip pasakyti, augt, ne? Kad aš tai galiu perkelti ir į verslą, ir kad tai okei, ne? Tai čia, kur tu gali padėti. Man padėjo. Man labai įdomios kelionės tokios, nes pats augu ir pats daug gaunu, vyksta mainai, vyksta bendri atradimai, žinai, kai tik tai tas modelis, jis nėra tas, kad žinotojas atneša žinojimą, ne, bet kai mes drauge keliaujam per kažkokią tai patirtį, išlenda. Ir taip pasirodo galima. Pasirodo viskas yra. Pasirodo yra. Jo, tai čia aš turiu tą tikėjimą, kaip sakai, kad žinojimas kažkoks kodas, ir aš to gal nevadinčiau žinojimu, kad kodas yra organizacijoje, yra viduj kažkur, kažkokia tai dvasia, kažkokia tai DNR kodas, tik tai nemokam iki jo prisikasti, žinai, nemokam paliesti ir koduoti. Čia kaip virkštis turbūt, tai ką mes kiekvienas nešiojamės savo širdį, aš turbūt ir kaip verslo, kūrėjas visiškai, žinau ir tikiu, kad kiekvienas verslas buvo sukurtas vis dėlto kažkokio vieno žmogaus tos kibirkšties, tokio impulso, reiškia, taip jisai išėjus tam pagrindiniam, nežinau, įkūrėjų, ar kaip jisai, turi atrasti naują, arba dažniausiai neatranda. Čia mano požiūris, jeigu perima, nežinau, ten biržą savo interesais, pasikeičia, arba pasidaro labai sudėtinga, nes tada
tas, reiškia, tikslas pavirsta pelnų dažniausiai, ne, ir grąža investuotojam, akcininkam ir, pasikeičia, ne, kažkas. Tai ir tada, nežinau, ar samdomam vadovui, vat, ieškotos kibirkšties ar įkvėpti, ne, visą tai yra sudėtinga, tai turi atsirasti jemyje, bet jisai tada vis tiek turės tą iššūkį su savo, nežinau, akcininkais, ne, kad jie leistų tą erdvę, kad jam suteiktų tą laisvumą, tą erdvę, kurtą, ne, o dažnai sudėtinga, reikia, kad būtų augimas 23%, ne, ir žiauriai sudėtinga. Jau mažesnė įmonė šiek tiek lengviau tokius dalykus. Jo, man yra jausmas, kad mažesnės yra atviresnės, žinai, tokiem pabandymam. Nes ten dar yra dažnai, pats kūrėjas, savininkas, pats visi. Tas, kuris tai pradėjo, tas, kuris tai laiko, tas, kuris tai neša, kuriam rūpi. Gali būti, kad jis, apėjo tą visą struktūrą, kažkokį, žinai, augo, prisidėjo kažkokį modelį, prisirinko tam tikrų žmonių, susikūrė tam tikrą struktūrą, ne, ir nelengva, bet jeigu aš mane keisi, irgi kryptis dažnai aiškiai, ne, ir turbūt dažnai ateini į įmonę ir matai, kad jau kažkokia kryptis, jei kažkas nepasikeis, pakankamai aiškiai. Jo. Charakteris, veikimo būdai, priešai, kas yra priešai, kaip konkuruoja. Man ta idėja, žinai, apie kietą struktūrą, minkštą struktūrą, žinai, su tuo dar smaginos truputėlį. Ir tuo kampu, pavyzdžiui, kaip jaučiam, mes kaip klientai, tais laimingais atvejais, kai bendrauji su žmogum, žinai, šeima. Skambini kažkoks reikalas, praeini ten tuos, reiškia, palaukite, paspauskite ten 1-0, žinai, kai jau dasikas iki žmogaus. Ir kaip jaučiasi, kai kažkas, šneka pagal, skriptą kažkokį tai, taip, to nedarom, ir kaip jaučiasi, kai ten iš tikrųjų žmogus. Paskutinis pavyzdys, labai nustebino mane, nes nesitikėjau, žinai, iš organizacijos, registrų centras, žinai, skambinu dėl parašas neveikia, žinai, elektroninis yra reikalų, ten, telefoninis operatorius ten sako, čia registrų, reiškia, klausimas, žinai, nes gaunam tą per mobilaus telefono operatorių. Tai, jo, prisiskambinau ten šiaip ne taip, bet, jo, per kelis žingsnius iki kažkokia ten konsultantė. Ir aš suprantu, kad, nėra skripto, nes nuoširdžiai jinai klauso ir girdi situaciją, kad aš negaliu pasirašyti ir kad man tenai sakė tą, o čia taip, ir sakau, jo, tai jums ten reikia šnekėti su taip, bet aš ten jau šnekėjau. Ir jinai girdi. Aha, jūs ten šnekėjote. Ir jinai kartu, ir aš jaučiu, jinai galvoja, kaip čia dabar toj struktūroje, kuri, žinai, yra, reiškia, ir jinai naviguoja. Tai tada būtų geriausiai, kad print screeną atsiųstumėt tokiu tai mailu, ten užsikurs kažkoks tai, reiškia, bilietas, jis ten kažkur keliaus, jin dirba, jin daro, žinai, jin kuria kartu. Fantastiška patirtis, nesitikėjau, kaip tai pasiekiama, man dar mislė, ne? Bet tu veisi? Jo. Ja? Kitą dieną ateina ten kažkokie automatiniai, kad jo atsinaujino kažkas, ten suvedžiau veikia daug. Tai, bet nustebęs. Aš nustebęs, tikrai nustebęs, žinai, nes jo, viena, kai ten skaitai vadovėlius, žinau, ar vadovėlius kažkokiuose ten, žinai, straipsniuose,
buvau skaitęs, kad, pavyzdžiui, Amazonas liepė, reiškia, pakeitė tų operatorių rodiklius, KPIs, ką jie ten seka. Reiškia, anksčiau buvo kiekis klientų per laiko vienetą, nu tai kas buvo, jie greitėjo visi, kuo greičiau. Tai greičiau, tai ką klientas jaučia, kad tikslas yra numest ragelį, kuo greičiau, reiškia. Tai ten įjungia papildomą rodiklį, kad kalbėti reikia klientų tempu. Bent jau. Tai man atrodė didelis pasiekimas, kad didelė, žinai, organizacija įdiegia tokį, kad kalbėk klientų tempu, jeigu jis lėtas, jeigu ten kažkokia tetutė, lėta, babytė, tai ar diedukas, taip subalansuojant, ne? Tai lėtai su juo šnekėti reikia, jis nuo to geriau jaučiasi. Bet tai viena, kai paskaitai kažkokį atvejo studiją, žinai, bet kita, kai, realybėje mes, žinai, susiduriam, o tas žmogiškas kontaktas jo mažės, jis yra brangus, žinai, kuo toliau, tuo labiau ten, žinai, pats turėsi spręsti savo reikalus. Ir kai gauni tokį pašnekesį, kuris yra lankstus, kur yra tikmė, kur yra bendra kūryba, jinai sprendžia, kaip daryti, ne? Už nugaros turi savo ten tą struktūrą, žinai, kuri ten, mano galva, nelanksti, žinai, bet dabar jau nedrįstu teikti, ne? Iš kitos pusės turi klientą, kuris jau perėjęs irgi kažkokį žingsnį ir mes esam tokiam trumpam kontakte bendram reikale. Ir jeigu aš kaip klientas jaučiu, kad su manim mano reikale bendram yra kažkoks žmogus iš tos įmonės, fantastika. Neįtikėtina. Net jeigu būtų neišsisprendęs reikalas, patirtis yra nuostabi. Jautai, kad rūpi. Jaučiau, kad rūpi ir rūpi ne formaliai, ne protokoliškai, ne pagal skriptą, kaip žinai, pizzerijos arba patiko, bet kol aš susiruošiu atsakyti, nubėgo jau, neturiu kam, žinai, tai ką reiškia? Reiškia darbo prašymas. Nepatiko ir tada nėra algoritmai, ką daryti, ja. Nes, sako, ar patiko, nes tai geras skriptas, kad gautų arbatpinigių, nes tipo, jeigu patiko, sakysi, patiko, tai tada turėtum, palikti arbatpinigių, sakai, nelabai, ir tada dažnai nėra, Dabar man visiškai juokingos situacijos, kur pats nusiskanuoji kodą, pats užsisakai per appsą, prabėgdama pro šoną atnešė tau kažką, bet paskui dar tuos tipsus irgi per appsą gali valikti. Nežinau, mano supratimu, mano pasaulyje tipsai yra už žmogiškumą. Man čia yra kiek žmogaus širdies įdėta. Tai širdies nulis. Appsui, nepalieku. Kad liko savo, nepalieku. Jeigu čia žmonės tik logistikai, tik atnešti lėkštę, tai man Tai toks. Aš šiandien turėjau, tarp kitko, pokalbį iš ryto su AI. Testavau tokį produktą, kur pardavėjas sakė, kad jau, turi veikti. Jie ten, daug milijonų gavo, reiškia, kuris turėtų atlikti, customer representative rolę. Jisai pilnai turėtų palaikyti pokalbį, sprendžiant žmogaus klausimus. Ir man padarė kalbantį lietuviškai. Ir aš, tą testinį paspaudžiau ir man jisai šiandien paskambino, aš su juo kalbėjau, tai Mike, bet kalbėjau šiaip moterišku balsu. Tas lietuviškas akcentas visai neblogas, bet to, ko ir tikėjausi, nes aš tam žmogui, kuris pardavinėjo, tikram, reiškia, sakiau, kad negaliu patikėti, kad čia, žinai, tikrai gausis. Ir nesigavo. Bet jaučiu, kad
kad Patalpės. kad artėjam, nes kalbėjimas, tos pauzės, vat, kažkur stringa, gal ir dėl to ryšio, va, dėl greičio, dėl dar kažko tai, reiškia, iš karto tada tas natūralumas prapuola. Ir aš, mano vardą niekaip negalėjo ten ištarti, jeigu ten koks Antanas pabandyčiau, ar Tomas gal geriau būtų. Bet va, kai tu kalbė apie tą žmogiškumą, tai taps vis didesnė vertybė, nes tą tokį, žinai, skripto pasakymą, žinai, daugelis net negali to padaryti, ne, dabar, nes jam nerūpi, jis ne savo vietoje yra, ne darbuotojas, ne, bet jeigu tai bus AI ir tu jam užprogramuosi, kad, man rūpi, tada ir tau turi rūpėti ir jis tą rūpėjimą turėtų, perduoti, ne, ta prasme, aš visiškai tikiu tą galimybę. Kiek ten gali, žinai, jau ten improvizuoti, tiek kiek žmogus galėtų improvizuoti, bet čia prasideda kūryba ir man atrodo, tikroji, va, ta kūryba, kuri randasi iš nežinojimo, ką mes šiandien kalbėjomės, tai yra mūsų kaip žmonių kūrėjų. Mes kūrėm kaip žmogus, mes neriboti, mes galim iš nežinojimo kurti žinojimą, ne, iš to tokio voido, ne, iš nieko sukurt kažką, ne, nes AI, man atrodo, bent toks, koks jisai dabar yra artimiausiu metu, koks jisai bus, jisai kūrė iš esamo žinojimo, jisai tik tai, žinai, improvizuoja, jisai gali sudėlioti kitaip, bet kai kūrėsi visiškai nauji dalykai, ne, tai yra, aš manau, mūsų kaip kūrėjų rolė, ne, ir va čia, ar verslam, ar bet kam, aš manau, kad toliau tuo bus daugiau to, spaudimo, būtent dėl randančios žinojimo ir patogumo, kaip tas žinojimas gali būti, klientam ar žmonėm pateiktas, ne, su automatizavimo AI sprendimais, bet kūrybiškumas, atradimas, kas man įdomu, kur mano aistra, kur mano dovana, kur aš jaučiuosi gerai, kaip aš galiu atsipalaiduoti, kad tas kūrybiškumas rastusi, o čia bus įdomiausia ir sunkiausia. Ir tavo kietumą, nori, nenori, reikės minkštinti. Aš to pačiu netikiu, žinai, kad tai vyksta ten vienos kartos rėmuose, kad tai turi būti kažkaip sudėtinga ir esam laužomi tų, žinai, naujovių. Manau, niekada taip nebuvo, niekada taip nebus. Tiesiog vis su nauja karta, jie jau vaikai gimsta minkštesni, jie turi tos erdvės daugiau, ne, ir to kūrybiškumo, tai aš vis tiek labiau esu tikėtojas to kartos pokyčio, negu, žinai, klupo mus ir mes dabar turėsim visi čia subirėti ir vėl susirinkti save iš naujo. Turbūt yra ta galimybė, aš vis tiek jaučiuosi vis jaunėju ir minkštėju, ne, tai šitą galimybę tikiu, bet kai matau kažkokius, žinai, 16-mečius, 17-mečius, aš tiesiog jaučiu, jie yra ir daug minkštesni, ir tas kūrybiškumas natūralesnis, ir jau gali palaikyti tą erdvę tam neapibrėžtumui, ne, ir antrau vienas kaip iš kriterijų, norėjimas palaikyti to neapibrėžtumo, tai yra savo ribų gebėjimas palaikyti. Tai tokio įvaldymas to taip ir ne. Ne? Taip? Ne. Taip? Ne. Aišku, šitas toks kaip stovėjimas ant kokio, žinau, įmas per virvę, ne, ar kažko. Nes tai yra taip ne, tai man tinka, tai man netinka. Ne, ir atmetimas tam tikrų, yra tų formų, kurios sukietėja dėl to, kad jos ne man, ne, jos iš kažkur yra duotos, ne, man jas reikia nešti. Ne, aš sakau, šitas ne man.
šitas aš noriu šito, reiškia toks jausmas, kurį bent aš esu patyręs, tai aš save toj būsenoje, aš pats krintu ir pats save gaudau. Tas toks, paradoksas, ne? Aš bijau, kad aš nukrisiu, bet kažkur jaučiu, kad aš pats save ir pagaunu. Ne? Tai va, tas va, jaunime man jaučiasi. Mano dukra, aš tiesiog galiu žavėtis, jeigu pavyksta tokia erdvė sukurti, kur jinai gali va, lengvai būti, minkštai būti, dalintis ir, nežinau, vieną dieną jau rašau eiles. Sakau, negaliu, tiesiog ateina ir paėmė ir atėjo ir paskaitė 2 lapus, reiškiasi, rašytus, ir groja, ir nori dainuoti, ir taip toliau, ir galim sakyti, čia kažkoks tai vaikas, visi geniai. Tiesiog aš sau dėkingas, aš taip jaučiu, kad mes šeimoje sugebėjom to minkštumo tiesiog daugiau sukurti tos erdvės, ir tada yra erdvės, kur tam, rastis tam, kurtis, bet nelengva. Man atrodo, man asmeniškai tai yra pats sunkiausias dalykas būti su savo vaikais ir vyresniais vaikais, kurie jau turi daugiau to kietumo, ne? Nes aš buvau kietesnis, mes buvom kietesni bet tuo pačiu sėdėti, jaust tai, ką jisai patiria, ką jisai pasakoja, kaip jisai, reiškia, ką jis dabar išgyvena, turėti žinojimą, kaip galima būtų spręsti ir to netaikyti, nes manęs niekas neprašo. Šiaip, tai va turbūt dar vienas dalykas, paprašyti turi, ne, va tavęs turi paprašyti ir dar, nežinau, sumokėti gausiai, ne, kad tu patikėtum, kad čia rimtai nori pažaisti, ne, ar čia tik tai, ne, kad įeit, nes ta erdvė palaikyti, aš sakyčiau, aš ne vaikui ją palaikau, aš savo ją turiu palaikyti, kad jisai ten būtų, ne, nes aš iš savo nepatogumo gimstančio manyje noriu taisyti, noriu jį keisti, tai tu daryk taip, čia galima taip, ir kada jis savęs klausiau, tai kodėl aš tai sakau, dėl to, kad save nuraminti, nes jam atrodo, kad nereikia, jis kažkaip pats suras, ne, tada yra tai galimybė iš tikrųjų jam pačiam ir surasti tos sprendimus ir įgauti tas patirtis, kurios tada lieka. Ne? Tai atrodo apie tai. Tai labai ačiū, nes šitą visą kalbą apie tą minkštumą ir kad tai nuo asmeninio, nuo šeimos tiesiogiai pereina į verslą, nes kitaip negali būti, nes tai tas pats, tai yra tas pats žmonių bendravimas, tas pats santykis. Klientai, verslas tik sprendžia kliento problemą. Tai jeigu jisai kažkurio momentu užsisuka savo tam traukinį, jis dažnai nesprendžia problemą. Tai jau čia kitos temos, kur dažnai jisai bando net palaikyti tas problemas ir jų nespręsta, reiškia, nes jisai supranta, kad jis savyje neturi to kūrybiškumo, kuris jam leis, kaip pasakyti, arba jam yra baisu, kad jisai išspręs ir neturės kito sprendimo, nežinau, su lemputėm, nepaslaptis, kad jos buvo sukurtos ir įdėtas tas kodas, kad jinai perdegtų už ten 2000 valandų, nes buvo baimė, kad neparduosim tada lempučių, nes jos degs amžinai potencialiai, reiškia, ir tiek metų sugebėjo išlaikyti tą, reiškia, gamybos paslaptį, tai čia dar atskira tema kitam kartu, kiek tos baimės yra, kad aš būsiu nereikalingas, aš būsiu neaktualus ir jeigu aš netyčia išspręsiu tą problemą. Ir aš tavęs nepaklausiau,
kadangi įrašinėja mane, aš tai tave, sakau, daug metų pažįstu, bet gal ir pats galėtum, aš tai tave pažįstu kaip konsultantą, aš nežinau, jau tu tada prieš kokį 12-15 metų buvai konsultavę, ne? Bet prieš tai buvai reklamos kampanijos vadovas. Gal gali papasakot savo kelionę, per ką tu ėjai ir kur tu esi dabar? Jo, tai kelias toksai, kad mokiausi beje žurnalistikos. Tai esu dirbęs ir 30 metų televizijoje ir radijoje. Tai man tas eterio toksai jausmas, ar tiesioginio eterio jausmas dar kūnas atsimena, žinai. Bet ilga istorija, bet nusivyliau tą profesiją, pradėjęs dirbti ir tada pasukau į reklamą, kur sutartis yra aiški, gauni pinigus ir darai turinį ir tada nusiperki plotą reklaminį ir įdedi reklamą. Aišku, nes mano laikais žurnalistikoje ten buvo išplaukę ribos labai, kur tu už ką gauni pinigus ir kaip ten atsitinka dalykai. Ne? Tai 10 metų aš dirbau reklamos kompanijose, bandžiau ir savo kurti, paskui tapau didesniai, bet jau samdomų vadovų, jau nebesteigėjų. Ir ten įgavau daug tokių vadybinių patirčių ir tokio pajautimo, ir kaip su žmonėm dirbti, kaip tos talentus apvaldyti, nes yra verslo reikalavimai, jau čia kūrybininkai pasileidę plaukus, reiškia, ir man atrodo, kad pavykdavo rasti tas jungtis, kaip kūryba gali neprieštarauti ir gali generuoti rezultatą klientui ir įmonė, ir pavyko sukurti pelningą įmonę, jinai gyvuoja ir dabar, turbūt yra didžiausia kūrybinė agentūra, Ogilvy dabar jinai vadinasi. Bet jo, po 10 metų nutariau pabandyti ir man tiko tas kitas gyvenimo būdas, tai yra būti tokiu laisvai samdomų agentų. Tai pradėjau dirbti su rinkodariniam temom, rinkodara, pardavimai, įmonės, visokiais formatais, nuo mokymų seminarų iki realių projektų, kai įmonė pasikviečia kažkokiam apibrėžtam laikui atlikti tam tikrą darbą. Žinau, produkto įvedimas, perpozicionavimas ar kažkokie tokie dalykai. Vėliau pajaučiau, kad man įdomi tema yra strateginis planavimas įmonėse. Tai labiau pradėjau dirbti su strateginio planavimo sesijom, workshopais. Tai man įdomus yra toksai krypties atradimas arba pajautimas iš komandos, iš organizacijos, tas krypties pajautimas. Nes matydavau įmonių, kurios turi strategijas, bet tos strategijos yra negyvos. Ant lapo, rodikliai surašyti, stalčiui padėta, vizija, misija parašyta ant sienos, nes turi būti parašyta pagal ISO standartus. Tai tada pradėjau labiau gilintis, o kada veikia, kada neveikia, kada gyva, kada strategija yra gyva, o kada ne. Ir būdavo, bandydavau tada pajausti, turim, pavyzdžiui, kelias strateginės kryptis, alternatyvas kažkokias, ir vienas iš būdų išsirinkti, tai pabalsuokim, sudėkim pliusiukus, ne. Žiūrėjau, sudedam pliusiukus, kažkuri tai kryptis ten laimi, o žmonių akis užgęsta.
Ir čia, žinai, gauni tada prieštaringus signalus, tarsi pliusiukai ir skaičių sako, šita tema, šita kryptis mūsų, pažiūrė į žmonių akis ir man nei velnio, žinai, gali tą užsirašyti, sakyti, čia bus mūsų strategija, nevažiuos, negyvens, ne. Tai tada labiau pradėjau žiūrėti, kaip keičiasi žmonių energija, ką akis sako, ką kūnai sako, kaip vyksta. Ir tada jo atsirado daugiau tikėjimo, kad yra organizacijos kažkoks tai kodas tam tikras, tada pradėjau jo ir knygų ir metodų apie tai daugiau pasiskaityti. Yra žmonių, kurie kalba apie tai, kaip prisiliesti prie to kodo, prie to essence, tos esmės. Ir dabar mano kryptis yra į tą pusę. Dabar mokausi organizacinės psichologijos dalykų, kaip veikia žmonės grupėje, kai yra užduotis kažkokia, kaip veikia arba kaip neveikia, kas ten vyksta, standarus. Ir dabar man įdomu, kaip kai kuriuos metodus, kurie kūrybos pasaulyje yra žinomi gerai, kad, reikia erdvės, ar ten, žinai, kaip tą kūrybą prisikviesti, kad ten, žinai, gamta padeda, meditacija, ištuštinti tą žinojimą, kaip nebijoti neapibrėžtumo, arba tas suminkštėjimo, ta tokia alegorija man patiko iš šiandienos pašnekesio. Tai menininkai tą žino. Bet jeigu eini į improvizacijų, puikus yra metodai improvizacijos mokymuose, esu per COVID-ą ten, nuotolį ten improvizuodavom. Tai ten yra žinoma, aktoriai tą žino, scenos žmonės tą žino ir kaip tai atnešti į organizacijas, į verslus, Žiūrėk, improvizacija, spontaniškumas, kas išeina iš vidų ir paleisti nestabdant. Žiūriu, pavyzdžiui, Trumpą ir žaviuosi. Jis turi to talento, žioptelė, paskui susitvarkysim, bet kai užeina ta improvizacijos banga, žmogus tikras, toks yra, žinai. Tai tas tikrumas, tas nebijojimas, tas kaip tą klaidų nebijo, irgi iš improvizacijos, iš scenos meno, žinai, ateina, jeigu tik bijosi suklyst, viskas, nieko, tam paralyžius ištinka ir stovi kaip sugipsuotas, bet kai peržengti tą, nebijot klysti ir išleisti, atrasti tą jungtį, žinai, su savim ir savęs ten su dar kažkuo, ir per tą atidaryti tos kanalus. Tai įmonės psichologas man skamba taip, nes tai asmeniškai atrodo yra pažįstama ir mano tokia patirtis su tavimi, reiškia, kad man reikia to psichologo, kurį aš turiu gal asmeniškai, asmeniniam temom, o man verslą, kas tai pažįsta, kas tai žino, kas pažįsta tą kūrybiškumą, bet tai tiesiogiai susijęs su tuo minkštumu, atsipalaidavimu, improvizacija, paleidimu to, kas užsistovėję, būtų užstrigę ir taip toliau. Tai aš jaučiu, kad tu atlieki, nežinau, ar yra toks apibrėžimas, bet... Gal ne, bet tai nuo dabar yra, čia įdomus įvardinimas, nes iš tikrųjų, kaip tą aiškiai pavadinti, irgi, nėra iki galo dar aišku, žinai, nes psichologas turi tam tikrą kitą krūvį jau tas terminas, tada... Bet taip ūkiškai, aš įsivaizduoju, taip kažkas sakytų, jis turėtų išgirsti taip, vis pirma, priimti psichologas, nes kai kam ir tai gali būti sudėtinga, čia tam kažkas netvarkoja, ten kukų kažkas, Bet jeigu jis gali priimti psichologą asmeniškai, tai įmoniai,
aš galėčiau su juo, reiškia, kažką tai tyrinėsim, kažkas bus apie minkštumą, kažkas bus apie jausmą, kažkas bus apie pažinimą, ne, ir taip toliau. Ir tik tada galima, ieškoti, o iš to, ką mes šiandien kalbėjom ir kiek aš tave atpažįstu, iš to jausmo, kai minkštėsim, kalbėsim apie tos minkštus dalykus, tada aš tikiu, tu gali padėti pamatyti, kas ten jau yra. Ne? Ar žmonių susirinkti, kurie jau ten dirba, arba tiesiog pamatyti, nes tu to žinojimo taip lengvai negali atnešti jokį nieko, nes tai yra specifika, tai yra daug niuansų kažkokių, ne? Bet įgalint ir suteikti tą pasitikėjimą, kad tu žinai, tu pažįsti iš tikrųjų savo klientą, gal tu neišdrįsti atsisėsti ir su juo pabūti iki galo, ne? Bet tu žinai. Ir aš tavim, mes pasitikiu, netikiu. Su tom komandom, kur yra tas pasitikėjimas, tai ir keliaujam tą kelionę ir tas žinojimas jis atsirakina, jis ateina, iš jų. Gal reikia pagalbos tokios išgirsti, aptikti, būti atrakinti, paleisti kažkokius procesus, kad vyktų tie mainai, ne, prašnekint žmonės, kurie nešneka, ar nieks jų neklauso, biškai pritildyt tos, kurie per daug šneka, ir tą subalansavus, turint tinkamą erdvę, tinkamai išbuvus, ateina labai tokių vertingų įžvalgų ir jiems vertingų, ir tada nėra tos rizikos pasidaryti kažkokią tai negyvą strategiją, nes tai iš giliai ateina ir kiekvienas yra autorius. Ir jie širdim tą išjautė, ar nežinau, pilvo išjautė tai, kas ten randasi, ir tada jinai kitaip gyvena ta atrasta kryptis, ir motyvuoja, ir įkvepia, žmonės nori tada tą daryti, ir daug dalykų tada sukrenta į savo vietas, ir motyvacija, užsidegimas, noras, energija daryti, Tai aš turbūt ir drąsiai rekomenduoju ieškoti to minkštumo su Audrium, nes, sakau, tiek metų su tavim kartu, ir man visada yra apie minkštumą ir apie tą tavo pauzę, kur nes aš pažįstu tą jausmą savyje, ne? Ir tame išbūti ir tada kartu pradėti judėti ir tyrinėti yra labai vertinga ir visada buvo vertinga. Tai ačiū tau už įvardinimą ir pasidalinimą. Man svarbu tai yra tokį grįžtamą ryšį gauti, tokį aišku, kai susišneka. Ir labai smagu, kad kokie tai bendri, kad ir nedideli atradimai, net ir šitam pašnekesy, yra tas jausmas, jeigu čia būtų daug žinojimų, mes čia nieko neatrastume. Aš dabar išsinešu nemažai dalykų, ir žodyno, alegorijų, įvardinimo, kažkokių vaizdinių, tai man vertinga, labai ačiū. Man irgi taip pat, bet čia intencija ir buvo to ateit nesu žinojom, nes net temos kažkokios neturėjom jokios aiškios, ne, ir tiesiog žiūrėt, kas rasis, ir po tokių pokalbių, ir dažnai, kur mes juos turėdavom, išeini praturtėjęs, ne, tai aš tikiu, kad jeigu tas įrašas kažkokiai formų, liks ir jisai bus prieinamas, tai aš įsivaizduoju vien tik tai, kad kažkam pajaust, kad gali rastis, ne, kad tai yra, ir surizikuoti ir suminkštėti. Tai jeigu dar kažkam suskambės, čia didelis.
Gerai. didelis Ačiū labai. pasiekimas. Nu. Su